Oršos mūšis įvykęs 1514 m. rugsėjo 8 d. buvo reikšmingiausias 10 metų kare tarp Maskvos ir Lietuvos valstybių. Amžininku jis buvo vadinamas Didžiuoju. Po Oršos mūšio įsigalėjo nuomonė, kad rusai atvirame lauke negali atsispirti lietuvių veiksmams. Pakeisti jėgų pasidalymą geopolitinėme kontekste padėjo sėkminga propagandos kampanija, kurią sąmoningai vykdė valdovas Žygimantas Senasis. Taigi, konfliktinė situacija užaštrėjo, kai nuo 1492 metų iki 1512 metų vykusio ketvirtojo karo prieš Maskvėnus metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė neteko nemažo ruožo rytinių savo žemių. Padėtis ypač pasunkėjo 1514 metų Liepą, kai maskvėnai užėmė Smolenską ir rengėsi žygiuoti gilin į Lietuvą. Tai sukrėtė visą visuomenę ir atsidūrė pavojuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, tos visos vidinės sritis iki pat Vilniaus. Tai būtų neįvykę, jeigu būtų laiku mobilizuotasi, bet viskas, kaip dažnai būna, vėlavo. Ir rugpjūčio pabaigoje pagaliau yra surenkamos pajėgos ir jos pajuda į dabartinės Baltarusijos teritoriją, sulaukęs popiežiaus pasiuntinio čia Vilniuje, karalius irgi išvyksta link karo veiksmų. Karalius taip trumpindavo ir amžininkai, taip ir aš kartais sutrumpinsiu. Karalius tai Žygimantas Senasis, kuris buvo ir Lietuvos didysis kunigaikštis ir čia būtent Lietuvą gynė kaip savo kunigaikštystę, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet pasitelkdamas visą Lenkijos karinę jėgą. Ir tik tai sąjungininkams pastangomis, be abejo, šitą sąjunginę kariuomenę, turėdama valdovo, parama ta labai svarbi, jisai nužygiavo Minske, padaroma kariuomenės apžiūra, po to Borisove, dar tolyn žygiuojant jau karinė stovykla įsikūrė, ten ir pasilieka valdovas Žygimantas. Vadovaujant Žygimantui Senajam įvyko keletas sėkmingų susirėmimų su priešininkais dar iki Oršos mūšio. Pagrindinius kariuomenės dalinius, vedamus Etmono Konstantino Ostrogiškio, pridengė Polocko vaivada Albertas Goštautas. Jis įsiveržęs į Rusijos teritoriją sudegino vieną iš rusų tvirtovių bei sumušė ten buvusi dalinį. Dar viena Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės pergalė buvo pasiekta keliantis per Berezinos upę. O rugsėjo 3 dieną Lietuvos kariuomenė iš stovyklos Borisove jau pajudėjo Oršos link. Maskvos kariuomenė Lietuvos kariuomenės persikėlimui per Dniepro upę netrukdė, nes buvo suklaidinta, nes kariuomenė stojo viena prieš kitą, o etmonas Konstantinas Ostrogiškis savo rezervą sumaniai išdėstė už miško, kad jo nepastebėtų. Puikūs taktiniai manevrai ir pavykusios karinės gudrybės, išnaudota iniciatyva ir karo inžinerijos galimybės lėmė pranašumą prieš skaičiumi kur kas gausesnę priešininkų kariuomenę. Čia galiu pateikti tokius amžininkų pateikiamus skaičius, kuriuos, aišku, mažina dabartiniai istorikai, bet taip plito skaičiai, kad ten mūsiškių pusėje 30 000 kovėsi, o ten 80 000 maskvėnų ir net iki 100 000 kartais paminimas toks skaičius, kuris, aišku, jau yra pernelyg didelis, bet tiesiog pajėgesnis, tas gausesnis priešas buvo per pusdienį sutriuškintas, nes taip dar palaukė, kol persikels, nes raiteliai tiesiog plaukte persikėlė per upę, o pėstininkai su visa įranga per tuos tiltus ir palaukė, kol išsirikiuos. Toks iš tiesų po to šaltiniuose, tose ir literatūriniuose, ir laiškuose
Na, vat iš puikybės maždaug Maskvėnas taip neprotingai elgėsi. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomeniai vadovavo itin sumanus karo vadas, didysis etmonas Rusėnas Konstantinas Ostrogiškis. Šis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis, vienas turtingiausių didikų stačiatikių, dosniai rėmė ir palaikė stačiatikių bažnyčią. Į istoriją įsirašė kaip vienas talentingiausių Lietuvos karo vadų. Iki Oršos pergalės jis jau buvo pasižymėjęs mūšiuose prieš totorius, o vėliau ir prieš Maskvą. Istoriniuose šaltiniuose minima, kad Konstantinas Ostrogiškis pasiekė daugiau nei 60 karinių pergalių. Reikia atiduoti pagarbą šitam žmogui, jisai vis dėlto yra labai, sakykime, tikintis graikiškos tikybos, ne? Ne tai, kad irgi krikščionys, bet yra graikiška tikyba, bet yra tai, kad kada jisai buvo surištas, atvestas pas Maskvos valdovą ir pareikalauta, kad jisai tarnautų. Jisai kaip pradžioj buvo kankinamas, jam pylė šviną ant rankos rišta. Kaip tenais, nežinau, pylė, bet jis buvo kankinamas. Ir dar įdomus faktorius yra tai, ką rusai turbūt dabar nerašo, jisai sutiko tarnauti, bet su sąlyga, kad ne prieš Lietuvą, o prieš Krymo totorius. Ir va tai pylimai, kurie yra nutiesti palei Kurską, Brianską, ten tos visus, tai yra, kaip apsaugoti, reiškiasi, Maskvos kunigaikštystę nuo puolimo. Bet nutaikęs momentą, jis karto pabėgo į Lietuvą ir prisistatė ir žmogus tarnavo. Lietuva buvo jo tėvynė. Ir 33 mūšiai iš jų, man atrodo, 2 buvo tokie neaiškus, kur jisai pralaimėjo. Nu, nieko nepadarysi, kiekvienas karvedys kažkur tai turi pralaimėjimą. Bet iš kitos pusės tai buvo asmenybė, kuri, sakyčiau, viena iš talentingiausių kariuomenės vadų. Aš kalbu ne apie monarchus šiuo momentu, bet aš kalbu mūsų valdovus, ne? Bet aš kalbu apie vadus. Tai Konstantinas Ostrogiškis kažkur tai tarp pirmos, antros, trečios vietas. Pergalė Oršos mūšyje karo vadui Konstantinui Ostrogiškiui tapo jo kariniu triumfu. Jo sprendimai išnaudojant artileriją Oršos mūšio lauke buvo novatoriški. Vienas iš svarbesnių mūšio momentų buvo, kai etmonas Jurgis Radvila, traukdamasis, atviliojo priešus į siaurą vietą ir netikėta taikli patrankų ugnis padarė didžiulių nuostolių puolantiesiems. Anot amžininkų drebėjo dangus, žemė, kalvos, o Maskva krito, nes tokios ugnies neturėjo. Ir kada prasideda ataka lietuvių, jie provokuoja šitą Rusijos kavaleriją. Jie metasi pirmin, žinoma, užsiverda mūšis, bet jis nutrūksta. Ir mūsiškai traukiasi paskui save, traukdami visą rusų kairį sparną. Kai traukia kairį sparną, pradeda bėgti. Ir paskiau, reiškia, signalas, ką tai sako, tai yra atidirbtas momentas, apie tai buvo žinoma. Ir paprasčiausiai kas yra? Pasitraukia iš šono, rusai net nežinodami, jie papuola pirmą ant arkebuzierių, šitą būtent ugnies, o paskiau dar artilerijos. Vis dėlto svediniai, kurie sveria po 20 kg, po, sakykime, 10 kg, nei iš šio, nei iš to tavo atsivėrus, iš karto staiga lekia į tave. Neužmirškite, kad tai parakas buvo juodas. Dūmų daug. Abiejų šaltinių liudijimų Kropivnos upė, per kurią bėgo sumušta Maskvos kariuomenė, buvo užtvenkta žuvusiųjų kūnais. Istoriniuose šaltiniuose minima ir ginkluotė, kuri buvo pirmą kartą panaudota ir tai padėjo pasiekti persvarą. Mes sužinom, kokia ginkluotė yra, koks efektas, reiškia, ką davė būtent šitos sparno artilerija. Tai yra tai, kad, reiškia, ko rusų istoriografai apie tai beveik neužsimena. Lietuva davė pirmąjį žingsnį lauko artilerijai dalyvauti mūšyje. Oršos mūšį laimėjo geriau ginkluota, taktiškai manevringesnė ir sumanesnė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė. Pažymint šią pergalę, Žygimantas Senasis grįžęs po pergalės Vilniuje surengė įspūdingas didžiausių Romos karvedžių vertas triumfo eitynes. Pergalę įtvirtino ne tiek mūšio lauke pademonstruotas karo menas, kiek plačiai ir apgalvotai vykdyta propagandos kampanija, inicijuota koordinuojant valdovo aplinkai,
Visų pirma, kanceliarijai. Iš pradžių iš lauko raštinės karo stovykloje prie Borisovo. Matyt, sklido ir gandas, bet gandas sklinda per žmonės. Tai buvo pasiuntiniai, na ir svarbiausia turbūt yra raštu, laiškais. Laiškais buvo informuojama ir kai sukaupi tuos šaltinius, matosi intensyvumas, matosi greitis. Ten gerokai tokiu nemenku atstumu nuo pergalės vietos Borisovas buvo, kur karalius laukia. Ten jo ir lauko kanceliarija. Jie gauna žinią ir jau, minėjau, rugsėjo 8 pasiekta pergalė, rugsėjo 12 jau suformuojamas toksai pasakojimas, kuris siuntinėjamas laiškais, kurie gana greitai pasiekia, mūsų laikais greičiau pasiektų, bet tų laikų požiūrių gana greitai pasiekia adresatus. Rašoma reikiamiems vyskupams. Pavyzdžiui, tą dieną 12, jeigu aš gerai atsimenu, ten bent 4 laiškai yra išlikę. Mes supraskime, kad ne visi išliko, tai irgi matosi. Daugelis jų sukaupti vienoje vietoje Acta Domitiana, tokiame rinkinyje, kuris pamečiui atspindi visą valdymą Žygimanto Senojo, bet ten toli gražu ne visi dokumentai yra. Tai rašo ir savo seseriai Elzbietai, Žygimantas į Krokuvą pranešdamas pergalę žinią, ir Poznanės vyskupui Liubranskiui, ir savo broliui Vladislovui į Vengriją, Vengrijos karaliui. Ir kitiems, ir kitą dieną vėl rašomi laiškai ir vis daugiau. Ir dar iš stovyklos valdovo kanceliarija sugeba suformuluoti ir išsiųsti turbūt vieną iš svarbiausių laiškų, tai yra popiežiui. Išsamiausias iš valdovo Žygimanto Senojo laiškų yra skirtas popiežiui. Jo turinys tapo gerai žinomas amžininkams, nes jis jau kitų metų pradžioje atskirų leidinių buvo išspausdintas Romoje. Laiškas buvo rašytas iš karaliaus stovyklos prie Borisovo praėjus 10 dienų po mūšio, o kiek vėliau rašyti laiškai kitiems valdovams, kurių rašymo vieta nurodoma Vilnius. Iš Vilniaus rašytas popiežiaus legato Jokūbo Pizono laiškas datuotas rugsėjo 26 diena. Jį galime laikyti ne tik raštijos ir diplomatinių paminklų, bet ir literatūrinių kūrinių. Šiame laiške prašytas karo vado Konstantino Ostrogiškio sugrįžimo į Vilnių triumfas. Tai yra jo toksai prozinis laiškas, parašytas 26 dieną iš Vilniaus į Romą draugui, kuris tenai didelę įvairovę žinių pažeria, bet tiesiog jisai pats liudija, kad štai aš stebėjau savo akimis tą triumfą, už kurį per visą gyvenimą nieko prakilnesnio nesumatęs, iš tų dalykų susijusių su tokiomis karinėmis šventėmis. O buvo pasaulio matęs, diplomatas, pakeliavęs ir jau antrą kartą atkeliavęs čia į Žygimanto valdas. Ir po to tą aprašo savo eilėse, nes kaip humanistas ir eilės rašė, tai jie visi, daugelis tų autorių, kuriuos čia galima minėti, kurie skleidė žinią, taip pat ir poetinių, literatūrinių žodžių, yra labai universalūs. Kalbant apie literatūrinius kūrinius kaip istorinius šaltinius, būtina prisiminti vien eiliuotais tekstais pergalę pašlovinusio tuomet Vilniuje gyvenusio poeto Andriejaus Kšickio eiles. Jis į Vilnių atvyko, lydėdamas valdovo žmoną Barborą Zapoliją, kurios sekretoriumi buvo. Ir čia netoli karo veiksmų lauko turėjo nemažai tiesioginės informacijos bei įspūdžių apie tai, kas vyksta. Kšickio poetinėme laiške karalienė Barbora kviečia savo vyrą valdovą greičiau grįžti į žygio. Andriejus Kricijus, taip sulotyninta jo skamba pavardės forma, arba Kšickis, ir rašo jos vardu tokį poetinį laišką karaliui, kur atsiskleidžia jos nerimas. Ir paskui, kaip viskas persikeičia čia Vilniuje gavus žygį apie pergalę. Tai
puikus, kaip ji yra guodžiama, kaip tenai iš pradžių pranašauja gerą lemtį gydytojas astrologas. Tenai tokių visiškai tokių mizanscenų tiesiog padėtų ant lėkštutės yra labai vizualių. Ir tas pats Kšickis, buvęs čia su karalienė, buvęs jos sekretoriumi, tai va, toks jaunas, labai vėliau karjerą didelę padaręs, ambicingas ir labai gabus. Turbūt gabiausias iš tų Oršos pergalės poetų, parašo ir daugiau eilėraščių. Oršos pergalės garsinimu Romoje pasirūpino ir Gniezno arkivyskupas Jonas Laskis. Jo iniciatyva buvo aukojamos padėkos mišios už pergalę paties popiežiaus, kardinolo, kitų valstybės pasiuntinių akivaizdoje. Kaip rodo paskutiniai tyrimai, būtent Laskio inicijuoto ir organizuoto triumfo Romoje planui priklauso ir iniciatyva atskirais leidinukais publikuoti 2 svarbiausius prozinius tekstus, laiškus ir pergalei skirtus poetinius kūrinius Karmina rinkiniu. Tai padaryta toje pačioje Romos spaustuvėje. Labai čia nusipelnė Romoje buvęs Žygimanto pasiuntinys ir aukščiausias hierarchas Lenkijos, Gniezno arkivyskupas Jonas Laskis, kuris organizavo tokią tą visą šventę, buvo pagrindinis žmogus, kuris veikė Romoje, popiežiaus aplinkoje. Nors ten veikė ir Vilniaus vyskupas Jonas Albertas, kuris kitų metų pradžioje išvyko iš Romos, bet nustelbė vis tiek tas pagal rangą aukštesnis ir oficialiai valdovo atstovavęs Jonas Laskis. Jisai suorganizavo, kaip dabar po tokių ilgesnių tyrinėjimų tik paaiškėja, net 3 spaudinius Romoje išėjus. Vienas buvo įvairių šitų Oršos poetų poezijos rinkinys, kuris taip ir vadinasi, pirmas jo žodis Karmina. Čia aš irgi sudėjau iliustracijų, tai jų titulinius puslapius šitų senųjų spaudinių irgi galima pažiūrėti. Karmina ir reiškia eilėraščiai, dainos, giesmės, bet eilėraščiai apie pergalę. Kūriniai skirti Oršos mūšio pergaliai pagarsinti buvo spausdinami ne Vilniuje, bet Romoje, Bazelyje, Krokuvoje. Nepaprastai greit po pergalės, praėjus vos 2 savaitėms, Krokuvos Unglerio spaustuvėje pasirodė knygelė, kurioje buvo užspausdinta Jono Dantisko pergaliai skirtas kūrinys. Vilniuje spaudinių neturime, jie buvo spausdinami Krokuvoje. Irgi pirmasis didžiuliu greičiu pasirodė. Toks irgi buvo Jonas Dantiskas, tuo metu Prūsijos reikalų referendoriaus tokiose pareigose, Lenkijos karaliaus kanceliarijoje. Jis atvyko ne tik turbūt iki Vilniaus, bet dabar aiškėja, kad buvo kartu su valdovu ir stovykloje Borisove. Ir iš ten turbūt per naktį ar kaip sukūręs tokį irgi eilėraštį, greitomis parašytą, kurį pavadina Silva arba Silvulė, toks irgi laisvesnis žanras, nusiunčia į Romą, matyt, su pirmaisiais laiškais. Ir jo prietelius tenai Romoje, toks Ekas arba Ekijus priduria dar savo eilėraštį, raginantį Krokuvą džiaugtis šitą karaliaus pergalę ir išspausdina, irgi mes turime datą tiesiog to pirmojo spaudinio Krokuvoje, tai yra to paties mėnesio rugsėjo, jeigu neklystu, irgi 26 diena jau Krokuva irgi matyt švenčia ir skaito apie šitą pergalę. Tai skubėta, labai matosi skubėta ir laiškai į visą pagrindiniams, taip sakant, Europos veikėjams buvo išsiunčiami, po to dar jie tarp savęs, toksai tinklas visas gaunasi susirašinėjimo, žinia išplinta ir paveikia, kaip minėjau, ir tarptautinę padėtį. Vokietijos imperatorius po šios pergalės ir kitų matyti veiksmų pradeda keisti nuomonę. Skubotumas lėmė, kad pasirodė poetiniai kūriniai nebuvo šedevrai, vertinami literatūros tyrinėtojų, bet jų vertė kaip istorinių šaltinių nebejotina.
Kitas pastebėjimas, kad kuo toliau nuo Lietuvos buvo kuriami Oršos mūšiui skirti tekstai, tuo rečiau pasitaiko Lietuvos vardas. Tačiau visa ši propagandinė kompanija davė apčiopiamų rezultatų ir įtakojo kitus reiškinius, itin svarbius mūsų regionui. Įdomu pastebėti pergalės prie Oršos mūšio sukurtos raštijos ryšius su ankstyvuoju Šventojo Kazimiero kultu. Būtent iš 1514 metų išlikę pirmosios žinios apie konkrečius žingsnius siekiant pradėti Kazimiero kanonizacijos procesą Romoje. Pirmasis pasiekia prašymas oficialiai kanonizuoti, tai reiškia įrašyti į oficialiai bažnyčios gerbiamų šventųjų sąrašą, šventumu garsėjusi tikrą vyresnį, tik tai anksčiau mirusį Žygimanto senojo brolį Kazimierą Jogailaitį jaunesnį. Karalaitį Kazimierą, taip princą Kazimierą galime vadinti, arba jis buvo tiesiog vadinamas antragimiu karaliaus sūnumi, Kazimiero Jogailaičio sūnumi, kuris mirė ne Vilniuje, Gardine, bet išvykęs iš Vilniaus ir vėl grįžo čia amžino poilsio, palaidotas Vilniuje ir garsėja stebuklais. Tai yra pirmasis prašymas, po to minėtasis mano Andriejus Krycijus Kšickis, jo eilių rinkinys, išėjęs Krokuvoje 15 metais. Ten yra taip pat vienas eilėraštis, kurį jisai bene pirmą turbūt ir parašė atvykęs į Vilnių dar 513 metais. Ir ten taip ir vadinasi prie Švento Kazimiero kapo. Ir ten yra viena iš pirmųjų maldų, praktiškai poetinių, aišku, maldų iš tai šventumu garsėjusi Kazimierą, kad jis padėtų broliui, kurį čia tie karo reikalai spaudžia, padėtų Žygimantui ir minimi prie jo kapo esantis votai, tas vaškas, kuris yra ir degančios žvakės, ir tuo metu buvo tokia votų duodant įžadą, tokia pigesnė rūšis, irgi vaškiniai tie votai buvo, kurie dabar nieko apie juos beveik nežinoma, nes neišliko dėl savo medžiagos. Tai ten tokie įdomus ryšiai atsiskleidžia. Literatūrinių kūrinių ir korespondencijos skirtos Oršos pergaliai paminėti gausa rodo ne tik karinę Oršos mūšio svarbą. Dar svaresnės buvo šios pergalės pasekmės. Lietuvos didžioji kunigaikštystė gavo atokvėpio laikotarpį, per kurį buvo sukurtas pirmasis Lietuvos statutas, pastatyti renesansiniai Vilniaus valdovų rūmai. Lietuva tapo pajėgi priimti renesanso kultūrinio sąjūdžio ir reformacijos idėjas. Oršos pergalės dėka pasikeitė politinė ir tarptautinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padėtis. Ypač suaktyvėjo kultūriniai procesai, kuriant svarbiausius literatūrinius reiškinius, artimai susijusius su visuomenės aktualijomis.